mes randamės pas jūs klube ir atlikinėsime treniruotę. Kokia bus treniruotė specifika? Treniruotė mūsų sporte yra visada vystyti jėgą. Dabar yra tarpsezonis, tai kaip ir truputį būtų toks palaikomoji treniruotė, bet papasakosim, kaip mūsų sporte yra ta jėga sukeliama. Rankose matau laikai produktą. Ką šitas produktas atlieka treniruotės metu? MHP Trek Extreme yra geriamas prieš treniruotę ir tai yra azoto formulė, taip pat stiprus kreatin fosfato sudėtis ir tai duoda didelį masės prieaugį, didelį jėgos prieaugį ir gali labai intensyviai treniruotis. Kiek esu bandęs įvairių gamintojų, įvairių papildų gerimų prieš treniruotę, tai šis yra vienas iš stipriausių. Atlikai štangos spaudimą sėdint pečiam. Koks principas atlikimų, pakartojimų ir priėjimų skaičius? Darau arba štangos spaudimą sėdint, arba, kaip matė, dabar dariau smytę, arba kartais darau iš už galvos. Tai šie pratimai mano treniruočių programų užima labai svarbu vaidmenį, treniruojant pečių jėgą. Manau, kad tai yra baziniai pratimai, daug sportininkų daro stovint, padedant kojomis, bet aš darau labiau izoliuotą šitą pratimą, kad grynai apkrauti pečius ir sustiprinti šitos raumenis kiek galima geriau, kad mūsų varžybose galėtum po to daug iškelt rastą ir kitus prietaisus. Darau po 4, 5, 6 serijas, priklauso nuo treniruotės tipo. Jeigu tarp sezonių, tai darau 5 po 5 paprastai, 4 po 6. O jau artėjant varžybom, prieš 2 mėnesius pradedam daryti piramidę ir su kiekviena treniruotė didinam svorį ir palaipsniui mažėja pakartojimų skaičius, kol prieinu iki 2-3 pakartojimų serijoje. Maksimumo niekada nedarau, tik varžybose, bet jau sulig kiekvieną dieną prieš varžybas svoriai didėja ir pakartojimų mažėja. Tik tai prieit prie to svorio eina daug serijų, nes reikia nuo kokio 50 prieiti iki 240, tai kas 20-30 kg sudaro jau apie 10 serijų. Mūsų varžybose dominuoja pečiai, mums krūtinės raumens kaip ir nereikia tos jėgos, tai spaudimą darom tik siaurai. Labai retas sportininkas, kuris daro plačiai spaudimą, tai netgi kai kurie galiūnai siaurai spaudžia daugiau negu plačiai, kaip bebūtų keista. Darau 5 serijas po 4-5 pakartojimus, labai prie didelių svorių neinu, nes daugiau vis tik tai yra pagalbinis pratimas prie pečių. Paprastai tai darau po spaudimo sėdint. Ir principas irgi prieš varžybas visą laiką stengiuosi didinti svorį, kad ir tricepsas lygiagrečiai stiprėtų kartu su pečiais. Piramidės principas. Šiek tiek jinai nėra tokia aukšta ta piramidė kaip pečiams, bet vis tiek principas yra, kad kiekvieną seriją dedu didesnį svorį, kol pasiekiu tą seriją, kur pakartojimus padarau 3-4 ir tuom baigiu. Mūsų sporte, kadangi labai sustiprinam priekinę deltos dalį, tai kad nebūtų traumos ir būtų balansas, būtina treniruoti ir užpakalinę deltos dalį. Tai tas pratimas yra pats geriausias šitam dalykui. Aš darau su labai dideliais svoriais, po 5-6 pakartojimus, truputį netaisyklingai, su judesiu, bet būtent, kad lavint tą jėgą. Ir darau po spaudimo tricepsui. Ir praktiškai būna 4 serijos po
po 5, 6, 7 pakartojimus. Kaip išeina, bet irgi truputį lyg tai tokia piramidė gaunasi, nes pradedu su mažesniu ir kiekvieną priėjimą didinu tą svorį. Gaunasi du principai – čitingu ir piramidės apimti viename, jo, nes šitam pratime labai didelių svorių nepakelsi taisyklingai keldamas su atrama ar kažką, tai šiek tiek pačitinti reikia, nes vis tik tai mūsų sporte yra svarbiausias svoris ir kad tą svorį pakelti ir suprasti, kad raumuo turi visapusiškai išsidirbti visas pusės, nes jeigu vien tik tai lavinsi priekinį deltą, tai dažnai galima traumų susilaukti. Pratimas paprastas, visi, manau, darom tą pratimą. Labai gerai gali treniruotis tricepsui. Šitas pratimas pabaigti visiškai nuvarginti raumenį. Ir darau čia 4-5 serijas po 8-12 pakartojimų, tai pakankamai daug. Nors kartais ir, aišku, pabandau ir didesnį svorį padaryti, po 4-5 pakartojimus. Čia priklauso jau nuo to, kiek lieka jėgų ir koks pasiruošimo etapas. Žydrūnai, stebėjome atliktą tavo pratimą statinį. Kas per pratimas ir kokia jo užduotis? Dauguma vadina tai lenta, tai yra kūno išlaikymas ant alkūnių. Dalyvauja praktiškai visi kūno raumenys, ypatingai pilvo preso, šoniniai raumenys, visi vidiniai gilieji stabilizuojantis raumenys. Mes tą darome, nes mūsų sporte dažnos yra nugaros traumos ir ypatingai svarbu, kad būtų stiprus juosmens pilvo preso raumenys. Dėl to tokie statiniai pratimai yra geriausias būdas sustiprinti šią kūno vietą. Žydrūnai, yra toksai vyraujantis būdas, kad galiūnai netreniruoja pilvo preso, o pavyzdys yra atvirkščias. Vienas iš svarbiausių raumenų galiūnų sporte yra pilvo preso raumenys, nes sportininkai neturintys stiprių pilvo preso raumenų realiai labai dažnai traumuoja nugarą, nes vis tik turi būti balansas kūno. Galbūt tie raumenys mūsų nėra kaip kultūrizmo liekni, bet raumenų masė yra tikrai labai didžiulė pilvo preso ir dėl to tai yra labai svarbi dalis. Ypatingai tokiose rungtyse kaip nešant naščius, keliant rastą, kur didelė apkrova yra stuburui, tai yra labai svarbu. Žydrūnai, kiek metų jau bendradarbiauji su šia firma? Bendradarbiauju 3 metus, bet su šia firma yra susidūręs jau anksčiau, kadangi jie remdavo galiūnų varžybas, tai kartu nuo karto kaip prizą gaudavom papildų šitos kompanijos ir buvo vienas iš geriausių dalykų išbandytos papildus ir supratau, kad jie yra labai veiksmingi. Tada mintise vis galvodavau, kaip būtų gerai, kad tokia kompanija remtų papildais, o tuo metu mane rėmė galbūt kitos kompanijos ir aš paragavęs šitų papildų labai įsinorėjau jų. Ir atėjo viena diena, kai jie man pasiūlė paramą ir dabar su šia kompanija bendradarbiaujam. Ir aš net ir Lietuvoje prekiauju tais papildais ir tikrai visi profesionalūs. Šitą produktą esu naudojęs ir aš. Galiu pasakyti, labai geras produktas. Labai įdomus. Jisai šiaip susideda iš 2 dalių. Yra prieš treniruotinis produktas ir po treniruotinis produktas. Ar teisingai? Taip, yra Dark Rage, dar prieš treniruotės stiprus ir čia yra Dark Matter. Tai čia yra gaunasi želės pavydalo ir labai geras įsisavinamumas yra. Dėl to yra labai greitas atsistatymas ir mūsų sporte kuo greičiau medžiagos pateks į raumenis, tuo jie taps stipresni ir labiau augs. Ir tas papildas pasidaro želė pavydalo, kas yra iki 600% lengviau pasisavinama organizmo. Kokios sudedamosios dalys, jeigu trumpai? Pagrindas yra medžiagos kaip amino rūgštys, bet jos yra greičiau įsisavinamos negu amino rūgštys. Aišku, yra ir
ir visų kitų medžiagų, kurių reikia patreniruotis. Tai yra kompleksinis papildas. Shakeris taip pat yra labai geras. Turi gražus dizainas, blender bottle, savickopapildai.lt galite įsigyti juos. Taip pat ir šitą papildą ir gaunasi labai puikaus skonio papildas, bet svarbiausia, kad yra labai greita rezorbcija. Siūlau ir tai yra labai efektyvus papildas. Praktiškai rinkoje nesu kito ar matęs, kad būtų želės pavidalo papildas po treniruotės. Kiekvieną rytą ar vakarą geriu glutaminą SR 12 valandų. Šis glutaminas išsiskiria tuo, kad veikia 12 valandų ir užtenka ryte vakare gerti. Pavyzdžiui, aš geriu 3 kartus per dieną MGHP Pure Mass, kuriame taip pat yra labai daug amino rūgščių ir dienos porcija 26 gramai glutamino, to paties glutamino. Tai šitie gaineriai Pure Mass įsiskiria tuo, kad yra labai geras angliavandenių ir baltymų santykis ir labai daug amino rūgščių. Ir kas svarbiausia, kai mes daug naudojam papildų, tai kad yra puikus skonis. Yra cinamono bandelių skonis, yra sausainių skonis ir žmonės gali pasirinkti tikrai skanius dalykus ir tie papildai niekada neatsibos. Nakčiai yra toks irgi išskirtinis produktas, Probolic SR, kuris veikia irgi 12 valandų. Tai yra lėtai įsisavinantis baltymai, kuriuos išgerus naktį visą 12 valandų miegant ar 10 gaus organizmas medžiagas, kurias reikia įsisavinti ir atsistatymų ir ryte atsibusit pilni, pailsėję ir žvalūs. Žydrūnai, stebėjom tavo pečių treniruotę. Kiek kartų į savaitę tu darai šią treniruotę, ar jį atlikinėjama dažniau? Treniruojamės paprastai aš 5-6 kartus per savaitę ir daugiausia, kaip kojos, nugarą treniruojama 1 kartą per savaitę, nes darom dar ir rungčių treniruotės specifinės, kurias manau, kad pamatysime ateityje reportažuose ir tas treniruotės. O jeigu kalbant apie pečius, tai viena treniruotė yra salė, kokią matėme šiandien, ir antra treniruotė yra, kada jau mes darom specifinę treniruotę, keliam rastą, polono ašę ar didžiulį hantelį, kurį keliam per varžybas. Tos rungtis yra treniruojama 1 arba 2 treniruotė ir ten jau yra visiškai kitokia specifika, vis tik tai ten yra be jokių pagalbinių pratimų daromas būtent rasto kelimas ir praktiškai visada piramidės principu. Arba jeigu būna varžybose reikalinga ištvermė, tada treniruojame daug serijų, kuo daugiau kartų iškelti ištvermį. Tai pečiai treniruojami 2 kartus, bet yra visiškai skirtingos 2 treniruotės.